pakeliantis iš kasdienybės visiškai, kaip ir visas Čiurlionis, taip ir šitas filmas. Ir aš tikiuosi, kad labai žmonės tikrai daug ką permąstyti turėtų po tokio dalyko. Labai gražiai iš tikrųjų viskas persipina. Labai persipina dinamika iš to tokio kosmoso, iš Čiurlionio tapybos pereina į konkretesnius dalykus ir vėl kylam, ir vėl išeinam. Ir ta prasme, ta siužetinė linija labai gražiai išlaikyta iš tikrųjų. Iškeliauji tu į tą pasaulį, kuris yra mūsų, bet jis yra tokio didumo, kuriam tu nesi pats svarbus kaip žmogus. Neišvengiamai tu susimastai, kokioj tu gyveni aplinkoj, kokia maža dalelė mes esam didelių pasaulių. Ir apie tai kalbėjo visą laiką Čiurlionis ir visą laiką, kodėl pas jį tiek mažai yra žmogaus, nes jis nėra toks reikšmingas. Tai man atrodo, kad žmonės tikrai, jeigu tą suskaitys, tai išeis tikrai pakylėti, aš tikrai prisipažinsiu, 3 kartus verkiau. Iš tokio gal didybės, pajutimo, visom prasmėm mes turėsim ir meninę patirtį gerą, ir dvasinę patirtį gerą. Ir tą Čiurlionio Karalių pasaką žmonės atidžiau pažiūrės neabejotinai. Čiurlionis turėtų kaip pats toksai smalsus ir visokių naujovių mėgėjas, tai manau, kad jam būtų labai įdomu, kas čia technologijų galimybės, kokios ką leidžia.